kad bebūnant 11 metų berniukščiui, kur aš tikrai didžiavausi, kad aš esu lietuvis, kad štai, kad mes esam lietuviai, tai buvo Dariaus ir Girėno žygis ir jų žūtis, kada aš pirmą kartą supratau, kas, kaip sakant, yra brangu, kas yra vertybė ir kas yra pasiaukojimas. Tai yra gyva net iki šios dienos. Ir galima būtų išvardinti ir dar ir toliau įvairių įvykių. Daleiskim, dar sąmoningesnis įvykis, kuris irgi sutvirtina tą mano mintį, kad mokykla turbūt ir ne tik, kad formuoja žmogų, kaip sako, savo žiniomis, bet ir formuoja asmenybę visam gyvenimui. Tai būtent pirmosios okupacijos metu, kada aš buvau pirmokas Kauno Aušros berniukų gimnazijoje, pirmieji mokslo metai, mus visus sukvietė į didžiąją salę tuo metu ir kada vienas iš naujosios, nenoriu, bandysiu ko švelniausiai žodžiais sakyti, vienas iš naujosios santvarkos gerbėjų, atsistojęs, turbūt ko gero, aš galvoju šiandieną, kad jam turbūt daugiau 20 kelių metų nebuvo, atsistojęs scenoje prie mūsų visus sukviestus nuo 8 iki 1, kaip kad mane atsistojęs ir pradėjo šaukti, kad mes esam šiandien pirmieji ir laimingieji, kurie galim džiaugtis atsikratys kruvinojo fašistiško smetoniškojo režimo. Ir tuo metu, sakyčiau, jam nebaigus sakinio, salė sprogo tiesiog nuo švilpimų. Tas jausmas turbūt aš ir šiandieną dar jaučiu, galiu beveik atkurti savyje, kažką tai uždegė viduje. Ir kada jis matydamas, aš nenoriu minėti, nes ne jo tau, jis lietuvis, taip, bet jis tiek toriškai, sakyčiau, nebuvo visiškai taip grina kraujas lietuvis, jeigu taip galima išsireikšti. Kada jisai pamatė, kad iš jo rankų išsprūdo, kaip sakant, kontrolė, spontaniškai mūsų gimnazistų, jie paleido internacionalą plokštelę patefono. Pasigirtus garsams, spontaniškai salė atsakė Lietuvos himnu. Kas įdomiausia, kad tuo metu, Laisvės alėja buvo radiofonuota, ar kaip jie sako, buvo garsakalbiai per visą Laisvės alėją. Ir jie užmiršo išjungti tos garsakalbius. Ir jūs galite įsivaizduoti, kad bent Laisvės alėjai sustojo gyvenimas. Tie įvykiai, dar gyvi, bet tas irgi man paliko visam gyvenimo. Jis ir galbūt formavo mane visiškai naujoje, jauną visiškai žmogų, kuris, kaip sakant, tik tai pirmosius žingsnius žengė į pirmąjį sąmoningesnį gyvenimą. Kai šiandieną pagalvoju, kad būnant 14 metų, einam 15, 3 pramuštgalviai, ir galiu pasakyti, jūs visi pažįstat, bendraklasiai, Liūtas Grinius, prezidento Kazio Griniaus sūnus, Gabrielius Landsbergis, Vytauto Landsbergio brolis ir aš nutarėm, sakant, rezistencijoje leisti laikraštį, pogrindžio laikraštį prieš nacius. Prisimenu tą momentą, kadangi net ir, sakyčiau, tokį, gal ir ceremonialinį, kada Landsbergių bute Putvinskio gatvėje naktį, sakant, mane pasikvietė ir ateinu ant tokio turbūt niekiek nedidesnio staliuko užmesta Lietuvos trispalvė, padėtas 9 kalibro su Gedimino stulpais Lietuvos karininko pistoletas. Ir nepažįstamas žmogus, priėmė mūsų priesaiką kaip Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos